Labai skanios mamytės salatytės. Daug spalvų turinčios salotos patiks ne tik tai suaugusiam, bet ir vaikui. Morkų reikės šiaudelių, mėlynojo kopūsto smulkiai supjaustyto, rūkolos pasmulkintos, saujoje sutrintų graikinių riešutų, saujos spanguolių, feta sūrio ir alyvuogių aliejaus truputėlį, sojų padažo ir druskos. Visus ingredientus išmaišykite prieš tiekiant, galima ir iš anksto, kad kopūstai, morkos pribręstų ir skirtųsi sultis. Ir šios salotos gali būti tinkamos ir kaip pagrindinis patiekalas, pavyzdžiui, vakarienį ir prie mėsos, žuvies patiekalų. Neabejoju, kad tau patiko šitas receptas, spausk like, dalinkis su draugais, rašyk komentare, tikrai gaminsiu. Ir kai pavyks tau pagaminti, grįžk ir pasidalink, kaip tau sekėsi. Nori daugiau mitybos patarimų ir sveikų receptų? Įsigyk 65 receptų pusryčių, pietų ir vakarienės knygą. Ateik į mano sveiko maisto gaminimo kursus ir nebereikės sukt galvos, ką gaminti pusryčiam, pietum ir vakarieniai, skaniai, sveikai ir kad ne tik tai tu būtum patenkintas, bet ir visa šeima liktų laiminga.